Dubiški kamerą. Įtraukim ir Eugenijų į patį objektyvą. Išeis, va. Eugenijus ir beržas. Prieš 4 metus čia buvo mūsų pačių pasodinta. Praėjo 4 metai, sako, kad mes čia auginam kažkokius šabarkštynus, bet beržynų šabarkštynų nepavadinsi. Vienas dalykas. Kitas dalykas, taip pat mane stebina kaip miškininką, kad tas laikas jis ant tiek greit eina ir tu nustembi atėjęs į mišką, kai teisingai viską atlieki, koks rezultatas jis yra. Va, pavyzdžiui, 4 metai praėjo, turim va, čia tokį beržiuką užaugusi, turim tokį, o sodinom 50-30 cm dydžio daigų. Šitas miškas buvo baltalksnynas totalus. Realiai čia užauginti beržą bus reikalų. Po 4 metų atlikom pirmą ugdymą, iškirtom visus nereikalingus menkaverčius medžius, palikom tarpą tarp medžių 2 metrai. Dabar vizualiai atrodo gan retai, bet nereikia užmiršti to, kad dar per visą vasaros sezoną dar paaugs visą kitą augmeniją esantį apačioj. Ir tie beržai dabar jau, kai yra pagavę pagreitį augti, jeigu nebus stipraus kažkokio, tai dar anomalinio reiškinio, kaip pavyzdžiui, kokio sniego gegužės mėnesio pabaigoje, gal nebus, ne? Tai per vasarą jie sustiprės, pradės augti iš apačios dar visokie ir tada pradėsim formuoti tą tikrąjį gražų, tvarkingą, gerą medyną. Mane asmeniškai tai stebina ir džiugina rezultatas. Čia irgi yra atsakingas gan darbas, nes tu atėjęs realiai turi palikti augti geriausios kokybės medžius ir tam tikrų atstumų ir santykių. Čia bioįvairovės medis, čia viskas yra su juo gerai. Atskiriant paukščiukai, pakalens kažką padarys, ateis elniai, pagriaus žievę. Čia ir tai matom padaryto, matau bent jau aš, jūs gal nematot, bet ten yra pagriauštos drebulės, tai jau biški žvėriukai daro savo žalą. Vienas iš tų privalumų frezavimo ir arimo yra tas, kad kai pasodinam į vagą, mes realiai atėję ugdyti, matom, kad yra vaga. Čia vizualiai jos taip sunkiai ganėtinai matos, bet pačioj vagoje yra pasodinti beržai, kurie jau yra gerokai užaugę. Ir privalumas yra tas, kad jau atėjęs ugdyti, tu matai bent jau kuria kryptim viskas vyks, nes čia realiai nieko nesimatė. Pačio arimo ir frezavimo ir yra tas pliusas, kad galima jaunuolynų ugdymo metu matyti pačioj vagoje augančius jau su medžius ir formuoti medyną tokį, kokį tu nori. Ko gero didžiausia klaida būtų privačiam miško savininkui parduoti tą mišką kaip pavyzdys išsikirtimui gal žmonėm, kurių nepažįsta, negavus visų pinigų, kad jie galėtų pradėti ant tos darbus. Yra pas mumis buvo tų visokių atvejų, kur mes pasiūlom mažesnę kainą, pinigus sumokam iš karto, bet žmogus pasirenka ten 500 ar ten 1000 eurų didesnę kainą, po 3 mėnesių skambin ir problema, kaip jie išspręs. Sako, iškirto medyną, trūko tūrio, nebesumok man visų pinigų sutartų. Geriausia yra parduoti mišką ir iš karto gauti pinigus. Jau užmiršait viskas. Tai mes dirbam kokybiškai, nesimato. Va, jaunuolins užaugins. Kreipkitės, reikės, padėsim, išugdysim. Jaunuolynų ugdymai, miško kirtimo, visi klausimai nuo A iki Z. Atsodinimo klausimai. Norint dirbti pastoviai, turi kokybiškai atliktas paslaugas. Pasitikėjimas yra numeris 1.